Na va, sėdžiu, montuoju video ir tuo pačiu metu noriu pakalbėti apie vieną dalyką, kuris yra labai svarbus. Jeigu man būtų 20 metų, ką aš būčiau dariusi kitaip? Žinokite, patarimas yra toksai. Dirbkite ant savęs, nes aš, būdama 20 metų, man buvo baliai, festivaliai, žinoma, jauna, durna, kvaila, viskas čia gerai, to ir reikėjo, tas ir buvo. Bet aš pastebėjau, kad būdama 40, aš labai daug bagažų esu prisirinkusi. Ir tas bagažas yra gana gerai, nes jisai tave taip pat ir pamokina, ir jisai sustiprina, ir tu turi istorijų, ir tu esi, kuo esi, kadangi tu daug išmokai, daug perėjai. Bet jeigu tu nedirbi ant savo traumų, tuomet tu turėsi labai daug trigerių. Na ir tai trigeriai tai yra tavo pamokos, tavo mokytojai, nes tau parodo, ant ko reikia dirbti. Bet būdama 40 metų kempienų, dabar man 42, aš pastebėjau, kad tų traumų, ant kurių aš nedirbau, buvo labai daug. Ir reikėjo daryti ir daug tapingų, ir daug ašarų, ir daug pasisėdėjimo kartu su savimi. Ir taip pat, žinoma, dėl to mes ir išsiskyrėme su Simonu. Aš sakyčiau, ne 100% ne mano kaltė, bet vis tiek aš atsinešiau labai daug traumų. Ir aš ant jų nedirbau ir aš norėjau, kad mane kažkas kitas gydytų, nors pačiai reikėjo gydytis. Tai patarimas būtų toks. Taip, eikite, džiaukitės gyvenimu, gramą padarykit, į šokius nueikit, darykit kaip jūs ką norit, gyvenkit kaip norit, svarbu, kad neskaudintumėt kitų ir savęs, ne, kad viskas su ribom. Bet nepamirškite dirbti ant savo traumų, nepamirškite pabūti kartu su savimi, paklausti, kaip tu jautiesi, kas yra, kodėl tu jautiesi taip, kodėl tu jauti taip, kodėl tave kažkas nervuoja ir ant to dirbk, rašykis, melskis, jeigu tu tiki į Dievą, į visatą, negalvo, kad praeis, ne. Jeigu tu jauti, kad kažkas pas tave širdyje labai kužda, tau yra labai sunku, tave labai nervuoja, tave graudina, tave skaudina, tave sunkina, tave, tuomet negalvo, kad praeis, tikrai nepraeis, tuomet tik tais didės ir tikrai kliudys ateityje. Tai va, sumakalavau daug, tikiuosi, kad supratote. Dirbkite ant savo traumų, nesvarbu, kiek jums būtų metų ir niekada nėra per vėlu, niekada.